aš pirmiausia riktelėjau Algiui, išlipk, aš noriu pačiupinėti, kai jis pasakė, kad radau. Vieną žodį jis mum atsiuntė iš 3,5 metrų gylio. Tai kai jis išlipo, aš nusileidau visais tais 3 lygiais į tą dugną ir aš atsiguliau ant to bėgių ir kai ranka pradėjau čiupinėti, tai buvo toks kauburėlis ir iš vieno šono, o toks apvalumas kaip plokštelis. Tai jūs žinot, aš vos atsikėliau nuo to bėgio. Man perėjo virpulys per visą kūną. Tiesiog nežinau jums kaip apsakyti, kas buvo per pojūčiai. Ir tada ten yra nuotrauka mūsų abiejų su juo toj skylėj. Ir jis dar apie pusę valandos daugiau dar atkasinėjo, kad išimt nepažeidus, kad ištraukti pro tą bėgį. Dėmesio! Kalba Kaunas, nepriklausoma Lietuva. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Susidariusi laikinoji dėl naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šios skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Radiofonas iš pradžių buvo Žaliakalny, ten Perkūno alėjoj, reiškia, ten pati pirmoji transliacija įvyko, reiškia, ten nebuvo tos vietos, nebuvo pagalvota dar apie ir tokios funkcijos kaip ir nelabai buvo, kad transliuoti, reiškia, muziką, transliuoti vokalinį dainavimą, muziką. O pati pirmoji, reiškia, kalba, transliuotas sveikinimas Lietuvos žmonėms, tai buvo 1926 metais, birželio 12 dieną, toksai, radio stoties darbuotojas Petras Speičys, reiškia, buvęs savanoris, kariškis buvęs, reiškia, vienas iš pirmųjų radio tos senosios stoties darbuotojų, buvo klausomosios, taip vadinamos stoties vedėjas, reiškia, tai jam buvo suteikta garbė prabilti į tautą lietuviškai: alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva, kas girdite mus, atsiliepkite, reiškia. Ir taip, paskui po kelių dienų pradėjo plaukti laiškai, visi labai džiaugiasi, reiškia, kad atsirado Lietuvoje radio stotys, kurį transliuodavo lietuviškai ir žmonės galėjo daug sužinoti ir išgirsti lietuvišką žodį. Paskui persikėlė radio stotys į Laisvės alėjos 13 numerį. Ten, reiškia, šalia buvo radio kafe. Tai žmonės, sėdėdami radio kafe, ten prie kavos ar arbatos puodelio, galėjo matyti per stiklinę sieną, kas vyksta toj radio studijoje. Kavinės klientam, tai žinoma, buvo smagu pamatyti, kas ten vyksta. Tačiau darbuotojams, tai žinoma, trukdė, nes kartais susitęsdavo transliacijos ir iki vakaro. Ir kai pradėdavo, reiškia, kaviniai groti dūdų koks tai orkestras, o čia, sakysim, koncertuodavo kažkoks, sakysim, choras, kokia tai bažnytinė, sakysim, muzika, žinoma, vieni kitiem trukdydavo. Todėl, reiškia, buvo nuspręsta, kad reikia ieškoti kitų patalpų, didesnių ir kažkiek tai nuošaliau, nes visa tai buvo tiesiog, galima sakyti, Kauno miesto širdį, Laisvės alėjoj, todėl per langus girdėjosi, reiškia, langų uždaryti, pavyzdžiui, vasarą nebuvo įmanoma, kadangi karšta, tai, žodžiu, girdėdavosi įvairūs pašaliniai
garsai, sakysim, tai ir vežikų pokalbiai, ten ir šunų lojimai, ir mašinų stabdžių kažkokie, tai, sakysim, ten cypimai ir taip toliau. Žodžiu, buvo nuspręsta išsinuomoti patalpas, būtent čia, kur mes dabar esame, tai būtent Daukanto 28 va čia. Tai kainavo 1500 litų kas mėnesį. Reiškia. Patalpos buvo įrengtos šiuolaikiškai, tai buvo 32 metai, įrengtos šiuolaikiškai, daug buvo erdvių, buvo didžiulė, reiškia, pagrindinė studija, paskui buvo mažoji studija, paskui buvo įvairios pagalbinės patalpos, personalui, direktorius savo kabinetą turėjo, buvo apie 536 kvadratiniai metrai, tai buvo tuo metu, tai buvo, kaip sakyti, jau viskas įrengta ir pati studija buvo, reiškia, neturėjo langų ir toliau nuo gatvės, kad, reiškia, tų pašalinių garsų buvo sienos specialia garso atspare iškaltos medžiaga, kur jau pašaliniai garsai patekti į studiją negalėjo. Va, tai tokia buvo, reiškia, kaip sakyti, va, jau čia galima buvo dirbti jau pakankamai neblogai. Taip, ir čia, reiškia, nuo 32 metų galo, 33 metais ir praktiškai iki 40 metų, karo metais šiek tiek veikia, reiškia, o karo metais buvo tokia labai įdomi istorija. Čia dirbo toksai Balys Gražulis, reiškia, literatūros ten dalies vedėjas, kuris, reiškia, užėjus, reiškia, rusam 40 metais, jisai surinko visas plokšteles, čia buvo apie 80 plokštelių, ir tas plokštelės sudėjo į 3 dėžes, ir, žodžiu, tas dėžes užkasė šančiuose, ten pas kokį pažįstamą sklype, sode. Ir, žodžiu, taip tos plokštelės, reiškia, tas visas, vadinkim, tas turtas, lobis, išbuvo iki 1992 metų. Reiškia, Gražulis buvo, reiškia, 44 metais paskui pasitraukė į vakarus ir reiškia, išvažiavo Amerikoje. Tai va, jisai prieš mirtį, jis mirė 94-ais, tai va, prieš mirtį čia su giminėm, žodžiu, tą lobį surado, reiškia, tas 3 dėžės su 80 plokštelių, kur ten buvo ir deklaracija 41 metų buvo įrašyta, reiškia, buvo daug tokių įdomių dalykų, reiškia, Brazdžionio eilės buvo įrašytos, šaukios aš tautą, tas plokšteles, reiškia, iškasė ir padovanojo, reiškia, išvežė Vilnių, padovanojo, reiškia, ten muziejui. Tai va, jos ten Vilniuje ir yra. Balys Gražulis buvo Kauno radiofono kultūros skyriaus vedėjas. Ir jisai buvo suinteresuotas, kad visi kultūros, karybos ir tokie įdomesni dalykai visi būtų įrašyti į patefono plokštelės. Ir kada jis traukėsi į 41 rodos metais, jisai ketvirtais, kai rusai antrą kartą žaidinėjo, tai jis jas išvogė, nes jau sargybė stovėjo apačioj prie durų ir nieko negalima buvo išnešti. Tai jis surišęs ryšulėlį, supakavęs ant virvės, nuleido į Donelaičio gatvę ir išėjęs, paskui pasiėmė, nusivežė į šančius ir užkasė savo kieme, žeminėje, puslenkščių, kaip jis man pasakė, 1,5–2 metrų gylyje. Vyras mane 90 metais nusivežė į Ameriką, gavo iš Rusijos vizas ir nusivežė paviešėti pas jo brolį. Tas brolis buvo atvažiavęs, bet jau neleido į Kauną iš Vilniaus atvažiuoti. Neringos viešbutį mes visi gyvenom, mano šeima ir sesers šeima iš Tauragės. Tėvai dar gyvi buvo, pasimatę buvo, paskui mus pasikvietė pas save ir mes buvom ten viešėjom 90 metais 2 mėnesius. Ir su Baliu nesimatėm, nes 2,5
kilometrų buvo atstumas nuo mūsų vietovės iki Flinto, kuris gyveno. Ir kalbėjomės telefonu 4 kartus. 4 kartą aš jam paskambinau prieš išvažiavimą. Ir taip mes atsisveikinantis lyg tarp kitko pasakė. Sako, aš užkasiau didelį intelektualinį lobį išvažiuodamas. Jeigu jūs iškastumėt, sako, jeigu Lietuva jį surastų, tai sako, labai daug baltų dėmių galėtumėt uždažyti. Sakau, kur jūs užkasit? Sako, Šančiuose. Tai sakau, aš Kaune gyvenu, tai aš galiu iškasti. Jis sako, ne, negalėsi. Sako, buvo atvažiavęs prieš 10 metų rašytojas Barauskas. Jam buvo viskas duota, dar aš, sako, pajėgesnis buvau ir sako, jis buvo nuvažiavęs ir pasakė, kad kiemas sustatytas mūriniais garažais. Tai aš dar taip, žinot, sakau, tai gal aš kokį garažą nuversiu, nugriausiu. Nu ir va taip atsisveikinam. Tam savo pusbroliui, kur dirbo pas mus fabrike, sakau, Kęstutį, einam pažiūrėti tuos balių. Kur ta žeminė ten. Ir mes nueinam, jisai sako, kad čia vokiečių bažnyčia pagal tą adresą 117. Dabar jis 137 tas namas, vakar aš pasitikslinau. Ir nuėjom. Sakau, bet jis man sakė, kad užkasė, tai 117, tai gal jis bijojo kaimynų čia ar ką, sakau, gali, man reikia, sakau, jam parašyti, pasitikslinti, kad nepradėtumėm, kas ten, kur nereikia. Aš jam išpaišiau planą visą Šančių pradžios šitos. Čia ir išsiunčiau, sakau, pažymėkit man maždaug vietą, kieme. O jisai sako, neatsimenu. Sako, žinau, kad buvo kalnas, ant kalno didelis ąžuolas ir po tuo ąžuolu buvo žeminė. O kita buvo toliau Nemuno kranto. Dar 2 žeminės buvo, tai dar turėjau įsiaiškinti, kuriuo to žeminiai. Ir jis parašė man, kad jis neprisimena. Ir sako, tada net tas galvoj buvo, žiūrėjau, gyvybę išsigelbėti. Sako, man padėjo užkast geležinkelių sargas Antanas Umbrasas. Sako, jis turėjo dukrą Verutę, 8-okę, gimnazistę, ir pusbernį sūnų, neatsimenu vardų, sako, gal ir jis Antanas, jis taip laiške parašė. Aš paėmiau seną telefono knygą, atsiverčiau Umbrasus, kad ten tik kažkas 4-5 žmonės. Pasižiūri, vienas iš jų Antanas. Pasiskambinu ir iškart pataikiau ant to pusbernio sūnaus. Nu ir jisai man pradžioj, jie tada, Šeštakauskas davė mašiną, jie atvažiavo, mane paėmė iš fabriko ir nuvažiavom į vietą ir Umbrasas nepažino savo kiemą. Sako, ką jūs, čia, sako, buvo kalnas, buvo ąžuolas didelis, po juo buvo viena žeminė, ten link Nemuno 2. Sako, o dabar lygu, viskas išlyginta, garažai pastatyti patvoriu. Vakar jie tokie mažiukai man pasirodė, aš vakar buvau nuvažiavęs pažiūrėti į tą kiemą. Ir sako, aš nuvažiuosiu į Vilnių ir savo seserį, tą gimnazistę Verutę, pakviesiu, bet taip ir nesulaukėm jų, Zgirskių, net važiavo jie. Taip gaila man buvo, galvoju, jį vyresnį, tai galėtų geriau to žeminės vietą bent preliminariai parodyti mums. Nu ir tada prasidėjo tie kasinėjimai mūsų visi. Paieškos buvo labai sunkios, nes mes nieko neradom tam kieme. 2 metus kasinėdami. Nu, aišku, kasinėjimus vykdėm pavasarį ir rudenį, kad nekenkt žmonių sodiniams. Ten buvo šiltnamiai ir
gyveno vietoj 2 šeimų, jau gyveno 4 šeimos tam namelį. Ir derinomės su jais iki pasodinimų, paskui kai nuima derlių rudenį vėl. Ir kasėm kokius 6 kartus. Visi buvo žmonės tokiam pakilime, kad Kišonas, tada buvo tremtinių, jis ten vadas, tai jis atėjo su bombų ieškotoju, bandėm rasti, nes buvo Balių paaiškinta, kad jis įdėjo į metalinės dėžės ir apdėjo savo rankraščiais. Jis buvo rašytojas, novelistas. Ir ieškojom visokiais būdais. Man pagamino vyrai fabrike, Raudonam Spalį, kur aš tuo metu dirbau, smeigus 1,5 metro ilgio. Išbadėm visą kiemą, puslėtos visų rankos buvo pasikeisdami su savo 2 pusbroliais šančiškiais, Neura Romas ir Neura Kęstutis, kuris dirbo su manim kartu. Paskui jau Kišonas atėjo su bombų ieškotojais. Paskui tremtinių ten tas klubas atsiuntė kareivius vienam kasime. Ir vis nesėkmingai ir nesėkmingai. Ir paskui pagamino man smeigus 2,30 m. Tai vos pasiekę, taip smeigdavom, vis atsitrenkia į kažką kietą. Kasam, randam bėgio gabalą, randam akmenį ir vėl ką nors. Ta diena buvo mums lemtinga, nes aš turėjau bendradarbę, kur sėdėjom už vieno stalo, greta tėvą laidoju. Ir aš įsiprašiau Grigoraitį, kuris atstovaudavo kaip valstybės, jau čia vyriausybės atstovą, kad rimčiau būtų ir kad jau, jeigu problemos su kaimynais, tai jau jis jau valdžios vardu ieškojom išeities. Ir vat aš grįžau, aš atsitraukiau nuo jų, nuo tų savo visų talkininkų, net kokiom 40 minučių turbūt. Ir grįžtu išlydėjus tą savo bendradarbį Styvelį į kapus, ten 5 minutės pabuvau ir jau jį kunigas jau meldėsi ir išlydėjau ir jau man viena bėda nuslinko nuo dūšios. Ir aš važiuodama ties Stotim geležinkeliu pamačiau per langą autobusu, kuriuo važiavau į Šančius atgal, pamačiau, kad ekskavatorius jau išvažiuoja. Jau čia, jau atvažiavęs prie geležinkelio stoties. Grįžtu, nieko, nei vieno talkininko išskyrus tą valstybės atstovą Vidą Grigoraitį. Jis manęs laukė ir sakau, Vidai, pakasėkim. Aš pažiūrėjau, tas gyvenimas toks trapus, sakau, va dabar draugis tėvelis Sibirai atkentėjo ir, sakau, ir išlydėjau į kapines. Sakau, pakasėkim biškį, kad dušę praplaut. Ir mudu kasėm, jis pasiūlė, sako, reikia kryžium kasti. Sako, tu imk nuo durų garažo, varyk, o aš statmenai. Nu, ta Vyšnaitė tokia buvo, tai ta kaimynė, tik nepažeiskit tos Vyšnaitės, gink Dieve. Tai jau mes ten saugojom, nežinau kaip. Ir bekasant, aš aptikau tokią tūtą, kaip ledai Smetonos laikais tokia susukta būdavo smailiu galu. Įstrižai nupjauta, medžiaga neaiški, nei plasmasiniai, nei medis, nei nesupratau. Paėmiau, o jau buvau iki kaklo tranšėjai įsikasus. Paėmiau ir padėjau ant briaunos tos savo tranšėjos. Ir mudu besikalbėdami, taip visai maloniai dirbom.
Ir įsivaizduojat, paskui aš randu antrą tokią. Galvoju, gal čia Špūlės, tuose šančiuose ten drobė, ten tie fabrikai visokie dirbo. Galvoju, gal čia nuo siūlų Špūlės, gal kokios ar kas čia. O paskui man dašuto ir aš viduj sakau, aš kaip Eigulio dukra galiu pasakyti, kad čia yra bėgių liekanos. Bėgis išpjautas iš medžio, kamieno, o čia yra, kaip medis šaką turi, tai tos šakos, va ta šerdis eina į tą vidurinę mitybos sistemą. Sakau, čia tikrai bus bėgių liekanos likę. Jis maluotas, jis išliko, o medžio nėra nė kvapo, jau nieko nėra. Ir bijom, ten kai ekskavatorius buvo, aš galvoju, Jėzus, jeigu dėsiu tuo kaušu į tas plokšteles, tai žiūrėjau, ten šipuliai liks ir viskas. Tai mes tik tai prie garažo tas plytas, kurių rankom negalėjom, nepajėgėm pakelt, tai jis atplėšė, aš žiūrėjau, neša į pakraštį serbentų, ten ar agrastų krūmą kažkokį nutrenkė. Nu, žodžiu, mes ten barbariškai elgėmės, bet baisiai norėjome rasti tas plokšteles. Vida Matkevičienė, medikė buvo ir priešinosi jinai. Mes turėjome advokatą, jos švogerį, Vytautą Kamarauską. Tai jis, aš jam pasakiau, mūsų ko gero neįsileis jau šiemet, būk geras, padėk. Tai aš kai atvažiavau jau su kastuvais, su muštiniais, su kava arbata, tai jis jau kalbėjusi su savo švagerka ir mus dar paskutinį kartą, sakau, sutvarkysim, ką rudenį nespėjom, užšalo. Pasakė vyrai, kad reikia išlaikyti, negalima ant šviežios žemės tas gelžbetoninis plytas prie išvažiavimo iš garažų padėti, nes išsikraipysos luš ir viską. Sako, mes tik sutvarkysim, ką nebuvom sutvarkę. Nu tai jau, kai jau sako, įleisk kiauliai bažnyčią, tai ant altoriaus užlips. Tai ir mes sutvarkėm, ekskavatorių turėjau, vyras mano buvo atsiuntęs su labai šauniu vaikinu Kostu. Nežinau pavardės, nes jau ir vyru 10 metų nėra ir neįsiaiškinau tada. Tai tas Kostas su tuo ekskavatorium savo visus tas plokštės suguldė ir tada pasikeičiau aš, viskas prasidėjo nuo Kepežinsko. Aš jam paskambinau ir sakau, tai kur dingo lobių ieškotojas? O jis sako, neturėjau pakvietimo. Sakau, nu jūsų pareigos tokios, kad mes jau nedrįstam ir kviesti su kastuvu kasti. O kodėl, sako, ar aš rankų neturiu? Ir žinokit, jis atvažiavo, jau Kamarauskas buvo vartus atraikinęs ir atvažiavo su Maskvičiuku, įvažiavo į kiemą, atsidarė bagažinę, įsiėmė aulinius guminius batus, kombinzoną apsirengė ir grojo pirmu smuiku visą tą dieną tam kasime. Ir vidury dienos sako, baigim šitą nesąmoningą darbą, sako, aš sako, rytoj atsivešiu iš savo darbovietės mažą ekskavatoriuką ir mes čia pervarysim. Sakau, ne, arba šiandien, arba niekada. Jau ryt mūsų neįleis nei artyn. Mes šiandien jau įsiprašė tik rudenio klaidas ištaisyti. O antras dalykas, man nešti dešinę akį, mes šiandien turim rasti. Nu, va tokį pasakiau juoką. Ir įsivaizduojat, nuvirto ten, nugriuvo kraštai tos mūsų duobės. Ir aš jau neleidau savo jaunuolių, tų, kuriuos man davė padėti profesinės mokyklos mokinius.
Sakiau, ne, jaunų neleisiu, nes man bus per didelis griekas. Jūs, jeigu čia ir užvers, tai jūs jau nugyvenę gyvenimus savo tiem pusbroliam ir tam Kepežinskui. Nu ir įsivaizduojat, jis rado giliai, maždaug 3 metrų gilyje, jau rado bėgį geležinkelio metalinį. Ir sako, pamatysit, kaip po šito bėgiui rasim lobį. Sakau, kodėl? Nes protingas žmogus užkasdamas dūžtančius plokšteles, dūžtančias, jis būtinai uždės apsaugą ant viršaus, kad kokiu nors kastuvu nesutraiškinti jų. Ir praėjo, žinokit, kokia nepilna valanda ir girdžiu, o jau mes, jis ten rankom po tuo bėgiu buvo pasikasęs dar, nes viso, tai buvo gylis vienam krašte 3,5 metrų, kitam 3. Ir jisai, girdžiu iš to, mes kibirą nuleidžiam ant virvės, ištraukiam tą kibirą su žemėm ir aš jau nešu toliau išpilt, o jie keičiasi su mano pusbroliu Neura Kęstučiu. Tas, girdžiu, Algio balsas iš to šulinio, nes jau mes pasikasę po vyšnaitį, nes man buvo šeimininkų pasakyta, jokių būdų šitos vyšnaitės nepakenkit jai. Tai mes pasikasėm ir tada horizontalų tunelį. Net uždegdami degtukus, jis švietėsi, ten ieškojo. Ir girdžiu, jisai sako, radau. Nu, baisu, tos savijautos negali apsakyti. Sakau, išlipk lauk, aš noriu pati pačiupinėti. Jis išlipo, 3 lygiai, kopėčiom nusileidė į 1 lygį, paskui į 2, kaip į šulinį, ir į 3. Ir tada dar pasikasę po vyšnaitę, dar 1,5 metrų. Jūs įsivaizduojat, kokia buvo situacija. Jis išlipo, aš nusileidžiu tam visom kopėčiom. Ir kaburėlis. Ir viena pusė apvali, kaip plokštelė, kad būtų, kaip tortas ten būtų padėtas. Amo netekau, žinokit, negaliu dabar ramiai apie tai kalbėti. Ir tada prasidėjo jau tas mūsų galutinis iškasimas. Aš tik nubėgau. Mūsų advokatas, kuris įleido tą dieną paskutinį kartą tik klaidom savo įsitaisyti, o mes radom to, ko ieškojom 2 metus. Tai jisai sako, aš šiandien būsiu Vilijampolėj baliui, tai jeigu rasit, tai būtinai man paskambinkit. Nu, bet aš pribėgau prie durų, prie lango Matkevičienės. Pabaladojau, sakau, ponė, radom mes tą. Ir jinai po kiek laiko išeina su padėklu, ant padėklo raudono šampano bonka ir taurės kristalinis. Ir jinai mus vaišina, žodžiu, džiaugsmui nebuvo ribų. O aš sakau, duokit man telefoną paskambinti, mobilių neturėjom dar. Sakau, duokit man, Kamarauskas prašė jam pasakyti. Aš jam paskambinau, dar už pusvalandžio kokio, mes čia dar Matkevičienės tą šampaną, jinai mus vaišina, visi iki ašarų, visi džiaugiamės. Atvažiuoja Kamarauskas, 2 buteliai šampanų, vienoj rankoje ir kitoj. Tas čia tuoj šaudyt pradėjo, buvo neapsakomas džiaugsmas. Gerbiama Buronė prašė pagalbą paprasčiausiai, mes čia dirbame vieno įmonėje Kauno ir taip gavosi, paprašė pagalbą visiems talkininkauti. Tas kolektyvas toks labai buvo, kaip sakyt, stipriai prisirišęs prie tų tokių dalykų ir žinojo žmonės, ko atėjo čia paprasčiausiai.
Nu, tokia nuotaika, sakau, čia viskas taip gražiai sėjosi, kad ojojoj. Mes papuolėm čia dar prieš mumis, kažkas dirbo iš tikrųjų daug kartų, o mes papuolėm į patį maloniausią dalyką, kur atradome tą archyvą. Tai gal kokius 2-3 kartus mes šitą esam buvę. Dasikasėm iki bėgio geležinkelio. Ir jau vienas iš specialistų tenais pasakė, kad po juo turėtų būti tikrai tas daiktas. Tik nežinojau, kurios pusė, kuriam šonė. Esam ir iškasėm visą kelią. Radome mes tą dalyką, bet prieš mumis dirbo žmonės, tai nelabai jiems pasisekė, daugiau pasisekė, nes mes jas atradome iš tikrųjų. Buvo tas filmavimas mums čia, taip, atvažiavo Šeštakauskas tada tą pačią dieną ir tą patį vakarą. O rytojus tik tai, kad... O paskui nuotraukos rytojus buvo daromas ir tiek. Jo, bet jausmas nerealus iš tikrųjų buvo, taip atkasus, tai labai. Smarkiai smagus jausmas buvo. Ir dabar po 20 metų aš visą laiką pravažiuoju čia dieną po 3 kartus ir visą laiką prisimenu šitą namą. Šitą vietą netgi visą laiką prisimenu. Vienas dalykas taip, tas amžius, kaip sakyt, jaunam kažkaip atrodė vienaip, dabar kitaip atrodytų be abejo, bet šiaip sakau, tik tai tiek, kad labai malonus tas jausmas. Šiaip prisiminus visus dalykus gerus. Jos buvo užkastos Balio Gražulio, kada jisai traukėsi iš Lietuvos, buvęs darbuotojas Kauno radiofono. Jisai nusprendė išgelbėti pačias vertingiausias plokštelės ir užkasė jas į žemę. Laikui bėgant, toj žemėje buvo gauta drėgmės, gruntinio vandens ir jos buvo apsemtos. Tų plokštelių buvo maždaug, kiek ten, 90 atrodo, apie 90. Ir kai kurios buvo sudėtos į popierinius vokus, o kai kurios buvo be vokų. Ir tos plokštelės, kur buvo popieriniuose vokuose, tai jos išliko nepažeistos, o kur buvo be vokų, pasidengė, kadangi nuo gruntinio vandens, matomai, pasidengė kalkių sluoksnių. Ir tas kalkių sluoksnis antiek pridžiuvo, kad plokštelės buvo nebegrojamos. Tokių plokštelių buvo maždaug 1/4 kažkur tais. Na ir aš, aišku, pradėjau įrašinėti tas plokštelės, pradėjau nuo tų, kurios buvo sveikos, geros. Ir kada atėjo laikas perrašinėti tas apkalkėjusias, jos pasirodo nebegrojamos, tiesiog takeliai buvo padengti kalkėmis. Pasirodo anksčiau, dar prieš man ateinant į archyvą dirbti, kai tik tai jas iškasė, tas apkalkėjusias buvo išsiuntę į Austriją nuimti tas kalkes, restauruoti fiziškai. Jie ten bandė, kiek aš žinau, su ultragarsu nuimti tas kalkes. Panašiai kaip dantų kalkės ultragarsu nuiminėjo. Bet jiem nepavyko, arba jie išsigando, kad tas lakas atšoks kartu su kalkiam. Na ir grąžino atgal, nieko nepadarė. O man valdžia sakė, kad kol kas atidedam tas plokštelės ir po to, jeigu nieko nepavyks su jom nieko padaryti, tai teks jas nurašyti. Vat kaip ir šita buvo nurašyta plokštelė. Bet aš galvoju, nurašyti yra tas pats kaip išmesti, gaila aišku. Pradėjau mąstyti logiškai. Kalkės yra kalkės, jos visur vienodos. Ar ten kriaukliai virtuviai, ar virduliai, ar ant dantų, ar dar kur nors. Visas kalkės bijo tam tikrų cheminių elementų, rūgšties konkrečiai. Na ir aš paklausiau namuose žmonos, sakau, su kuo tu kalkės nuiminėjai virtuviai? Man davė cilitą. Galvoju, reikia pabandyti. Atsinešiau iš namų tą cilitą, ant mažo lopinėlio nurašytos plokštelės užpyliau, pasižiūrėjau, kad nieko jinai tam lakui nedaro blogo, bet kalkės paveikia. Tada padengiau visas plokšteles cilitų, jos pastovėjo, apsiputojo, nuploviau su vandeniu ir jos pasidarė
labai švarios ir gražios. Netgi išliko nuotraukos, bet nespalvotos. Štai jos kaip atrodė prieš tą veiksmą, matosi vienos kalkės. Ir štai kaip atrodė jau po restauravimo. Atrodė dar geriau negu tos kitos plokštelės, nes matomai tos kalkės apsaugojo tos sluoksnius, takelius ir jos labai puikiai pavyko suskaitmeninti. Dar yra toks dalykas, kad ant kai kurių plokštelių buvo įrašytas iš vienos pusės tik tai įrašas padarytas, o kitur buvo padarytas iš dviejų. Ir aš skaitmeninamas žiūrėjau, ten buvo numeracija pirma, kitoj pusėje trečia. Čia dabar galvoju. Po to antra, ketvirta, kitoj plokštelė pusės, galvoju, kaip čia dabar yra. Pasirodo, viena plokštelės pusės grojo iki 4 minučių tik tais. Bet buvo radio laidos, kurios buvo trukmė ilgesnė. Na ir automatiškai reikia padaryti ilgą įrašą. Tai buvo studijoje, pasirodo, aš paskiau internete radau, tokie 2 suporinti patefonai. Jie buvo sinchronizuojami. Viena plokštelė groja, kitas laukia. Tai kol baigėsi įrašas, automatiškai pradeda groti kita plokštelė. Tai ten yra, todėl ta antra pusė, ne pirmoji plokštelė, o antroji plokštelė antra pusė. Kol ta antra groja, pirmą apverčia, ir ten gaunasi jau trečia pusė. Tokiu būdu gaudavo ilgesnius įrašus. Na ir visi jie dabar, kaip sakant, saugus, suskaitmeninti ir kai kurie gali būti paviešinti arba susipažinti su jais galima jau laisvai.